Orlausko anekdotas apie karvę yra šlykštus, nuostabus, vemt verčiantis ir pakerėjęs šimtus tūkstančių. Įprastai Orlausko anekdotai yra trumpi ir pritaikyti amebos protui. Žmona skambina vyrui. Sako, ala, brangusis, tokia problema. Klausyk, aš įvažiavau tokiam žiauriai prabangiam Mersiui į užpakalį. Tai, žinok, man pavyko susitarti su jo, kad galima atsiskaityti natūrą. Vyras sako, tai atsiskaitinėk. Jis sako, supranti, problema tame, kad jisai gėjus. Tai čia ne mano problema, čia jau tavo. Juokinga, nes gėjus. Bet karvė yra kažkas kito. Anekdotas apie karvę yra toks atsilikęs, kad jis apėjo genialumo skalį iš kitos pusės ir tapo anekdotų Einšteinu. Tai yra lietuviškasis Ring. Pažiūrėjus kartą, karvė šmėkla jūs apsės visam. Ir tai net nėra pavojingiausias dalykas, kurį Orlauskas išleido į šitą pasaulį. Dar taip, manau, kad nebuvo atliktas himnas Lietuvoje, mes šiandien tokią naują tradiciją gal įvesim. Tu nahui. Tad įspėju, kol dar turite progą, apsisukite ir bėkite. Tai, ką jūs pamatysite, pakeis, kas jūs esate. Ir jums gali nepatikti galutinis rezultatas. Turite laiko iki dabar. Ankstyvas rytas, kaimas. Kažkur tokia pavienė paukščiukai lyg mėgina, taip lyg jau čiulbėt bando, taip, bet dar taip užkimusiais balsai, taip nepralavintais, dar taip gegutė, lyg bando kukuot, lyg tai šaibą metė, lyg tai atsirūgo neatsakingai, taip iš... Id Henrikas Radauskas, Artūras Orlauskas Zakarauskas kūrinį pradeda nuo gamtos peizažų ir perdžiančios gegutės. Prižadina. Šeimininkė, kaimo troboj, tokia visai senovinė, rastinė troba, pečius, nuo pečiaus nulipata. Motka šeimininkė. Turime pirmą veikėją, šeimininkė. Paspėliokime, koks tai bus veikėjas. A. Nekalta mergaitė, kurią išnaudoja šeima, ala Žemaitė Smarti. B. Pagiežinga ir pavydi pamotė, griaunanti visiems gyvenimus. Ar C. Tokia veikėja, kuri primyža į kibirą ir iš jo prausėsi. Nueina kampe, stovi kibiras. Sveikinu visus pasirinkusius C. Pasikėlė tos naktinis, pamyžo į tą kibirą atsisėdus, taip su poilsio elementais, tokiais, dar šaibai į tą kibirą, nuburbuliavo. Kaip gerai, Jėzus Marija, atsisuko iš to pačio kibiro, pasiplovė, pažastėlis. Žinau, ką šiuo metu galvojat. Jūs galvojat, ką aš čia blemba žiūriu. Aš jums padėsiu. Čia yra Orlausko bandymas daryti stand-upą. Pats anekdotas yra, aišku, pyzdintas. Tai trumpas ir neypatingas bajeriukas, kurį galima papasakoti per 2 minutės. Bet Orlauskas jį pasakoja 11 nuostabių minučių. Orlauskas paėmė anekdotą iš interneto ir į jį prikišo visas įmanomas šlykštynės, myžalus, kanibalizmą, incesto vaibus. Jis paėmė svetimą kūrinį ir It Johnny Cashas su Hurt padarė jį savu. Nes Orlauskas galvoja, kad tai yra stand-upas. Kad stand-upas yra, kai sakai vieną anekdotą, bet ilgiau ir su myžalais. Iš to pačio kibiro pasiplovė, pažastėlis, apatinę pažastį pasiplovė. Kai žmonės nebuvo pratę ant scenos girdėti keiksmažodžių, publika galėjai prajuokinti pasakydamas žodį nahui. Bet dabar auditorijos yra sofistikuotesnės. Joms turi sukurti kažką ypatingo. Pavyzdžiui, nutapyti žodinį paveikslą apie kaimietę, kuri į savo dziundzę trina šlapimą. Atidaro duris į lauką, tai karvė guli negyva. Blet, ar aš čia blogai apsiprausiau? Taip. Tu blogai apsiprausiai, čia nėra jokios abejonės. 9 iš 10 kaimiečių sako, kad tu blogai apsiprausiai. Tik mes paėmėm tą blet supistą greitai į kreditą, užstatėm namą. Jop, tvajame, taip, skolose sėdim. Oi, blet, gyvenimo nėr, šūdas. Nes kol karvė buvo gyva, tai puikiai gyvenot. Vat čia yra ta vieta, kai gyvenimas sugriuvo. Tikrai jokia kita vieta iki šitos nerodė, kad jūsų gyvenimas yra blogas, tik negyva karvė.
Oi, blet, koks šūdas, nahu. Blet, grįžo atgal į tą priemenę, tą tik tai virvę, rado tokią seną, surištą dar mazgą pytį. Per cveką permetė ant kėdėj, tom, ir pasikabina, nahu, kabo pasikūrus, blet. Liežuvis ant peties, blet, truputėlį apie papą, taip, pasmokė, tai kabo, blet. Orlauskas įdėjo juoko takelį. Reiškia, jis mano, kad tai buvo bajeris. Paanalizuokime jo struktūrą. Bajerio užuomazga. Moteris yra neviltie. Plėtojimas. Moteris pasikarė. Punchline'as. Ant jos papo nukrenta jos liežuvis. Po 5 minučių pakyla šeimos galva. Tėvas. Nueina, blet, į tą patį kibirą. Pamiža, blet, kol dar šilta, blet. Apsiprausi, blet. Mano Artūras kartojasi? Ne. Jis iš myžalų kibiro išspaus dar vieną bajerį. Blet, jaučiu ir motka myžo kurvot, badla, nu, blet, visą laiką aš myždavau, visi prausdavausi, dabar, blet, jaučiu myžalas ir juos. Kurva, baubos, blet, negali pasitikėti. Paanalizuokime ir šį bajerį. Užuomazga. Vyras galvoja, kad prausėsi tik savo šlapime. Plėtojimas. Vyras iš šlapimo skonio arba substancijos supranta, kad prausėsi ir savo žmonos šlapime. Punchline'as. Vyras pyksta, kad buvo pažeista prausimosi myžalų kibire hierarchija. Bet ar tai juokinga? Man, kaip jobanam miestiečiai hipsteriui, kuris nesiprausė myžalose, sunku susitapatinti su situacija. Bet galbūt Orlausko auditorijai tai yra aktualus bajeris. Vyrai galbūt kumštelėjo žmonom maždaug, matai, visiškai kaip pas mus namie, kai tu pirmą prie kibiro prieini. Eina į lauką, bando per priemenę duris daryti, kas čia, blet, kas čia, kurva. Jo, tai mat, supasi tą. Kas čia, nahui, blet, iš patryto, blet, kas čia per pramogos tokios, blet? Ką čia išsipisinėjai, blet, sakyš, tą liežuvį iščiknuot atgal, blet. Klasikinis situacijų komedijos siužetas. Žmona pasikorė, o vyras galvoja, kad ant virvės supasi. Karvė negyva. Oi, blet. Mes tą kreditą paėmėm ant tos karvės, blet, nei pieno, nei varškėtą. Namas užstatytas. O, tu, pizdėts. Bankrotas, nahui, visas gyvenimas šiknoj. Bičas kas rytą prausėsi žmonių šlapimuose. Ar skola bankui tikrai yra tas smūgis, kuris jį pastumėtų savižudybei? Čia yra gili kapitalizmo kritika, hebra, kur bankas yra blogiau negu praustis myžalose. Blet, grįžo atgal į priengą, lentą atlupo, ištraukė tą nelegalų šautuvą, dvivamzdį, tokį nupjaut vamzdį, įėjo į trobą, atsisėdo prie lango ant soliuko, čia tik rėmė šautuvą, kaip davė iš dvivamzdžių, blet, smegia tik. Laiku pasakytas keiksmažodis gali perteikti emociją, sukurti nuotaiką. Bet Orlauskas keiksmažodžius naudoja beprasmiai, kaip kablelius ar tarpus tarp žodžių. Liežuvis ant peties, blet, ir kabo, blet. Nueina, blet, į tą patį kibirą, pamiža, blet, kol dar šilta, blet. Apsiprausi, blet. Kaip davė iš dvivamzdžių, blet. Pusę čainiko norėčia, blet. Pasiėmė akmenį, didesnį prisirišo, blet. Taip kalba neraštingi pijokai. O Orlauskas juk yra tarptautinių humoro konkursų laureatas. Jis save laiko daugiausiai pasiekusių Lietuvos komikų. Skirtumas tarp Orlausko įsivaizdavimo, koks jis yra, ir realybės, yra toks pat didelis, kaip skirtumas tarp tų garsų, kuriuos Orlauskas skleidžia, ir dainavimo. Savo laimės kalvis, tu savo upės valtis. Ktu nahui. Ir nuo šūvio tik vyriausias brolis prabunda, ką šią šampaną, blet, iš pat ryto šauna. Klasikinis situacijų komedijos siužetas. Tėvas nusižudė, o sūnus galvoja, kad čia šampanas. Čia ne pirmas Orlausko bandymas rašyti scenarijų situacijų komedijai, va kelios ištraukos iš jo kurto serialo Kaimynai. Tu galėtum duoti mums 2000 litų. Supranti, mes su Tomuku važiuosim į kalnus, slidinėti. Kiek? 2000? 1900. Nu. Ir kaip sakoma, mes išvažiuojam. Kaip tu išvažiuoji? Į kalnus atostogauti.
Sėkmės tau laimės, žiūri, prižiūri viską ir mes. Pakartosiu visus žodžius, kad matytumėt, kiek čia nėra bairio. Mes išvažiuojam. Kaip tai išvažiuoja? Į kalnus atostogauti. Baikit juoktis, čia nėra juokinga. Kada daugiau į kalnus nevažiuosiu, nenoriu aš į kalnus. Klausykit, bet mes turėjom eiti į kalnus, o leidžiamės žemyn. A kalnuose viskas atvirkščiai. Ne, tai iš tikrųjų, turėjom kilti į kalnus. Man įdomu, kodėl mes leidžiame žemyn. Tai yra serialas apie liūdnus idiotus, iš kurių it piktavalis dievas juokiasi nematoma auditorija. Iš 7 pagrindinių veikėjų tik vienas yra kaimynas. Ir šitas serialas vadinasi Kaimynai. Aš žinau, tu žinai, žinom, kad visais laikais buvo, bus ir tebėra. Kaimynai! Bet čia ankstyvasis Orlauskas, kai buvo tik netalentingas. Dabartinis Orlauskas Vardan tos Lietuvos. Dabartinis Orlauskas savo reikšmingą netalentą sujungė su marozinimu. Kas čia? Parakas liksmirda, kurva prišiukšlinta, kas čia, blet, primėtyta. Žinot, kad čia smegenis, blet. Tėvo, blet. Bairio užuomazga. Grindys nusėtos smegenimis. Plėtojimas. Veikėjas valgo smegenis. Punchline'as. Veikėjas iš smegenų skonio atskiria, kad čia tėvo. Tikrai tėvo vaikas, nes tėvas iš myžalų skonio atskiria motiną. Tėvas sėdi, kurva, pusę galvos, nu, blet, tėvai, tu čia iš patryto, kurva, helovinas, ar ką, kad čia išsipisi. Negyvas, blet? Kurva, negyvas. Tu negali valgyti tėvo smegenis ir po to stebėtis, kad tėvas yra negyvas. Aš jums biškį prasuksiu, viskas kartojasi, sūnus labiau liūdi dėl nudvėsusios karvės nei dėl tėvų ir eina skandintis. Atsėmė akmenį, didesnį prisirišo, blet, ateina prie to upelio, kad tik oro užtektų, blet, pasiskandinimai, nahui, kad tik oro užtektų, blet, ir jau nori šokti į upelį. Artėjame prie genialiausios šio kūrinio vietos. Iki šiol mes gyvenome žemaitės pasaulyje. Kaimo vaizdai, amoralūs veikėjai, žlugę gyvenimai, tamsuma. Bet dabar mes periname į 100 metų vienatvės. Ir jau nori šokti į upelį, tik iš upelio, išlenda undinė, sako, žmogai, neskubėk, nesiskandink. Gabriel Garcia Orlauskas Zakarauskas pisa magiškai realizmą. Čia yra atsilikusio genijaus judesys. Neskubėk, nesiskandink, aš galiu išgelbėti tave, prikelti ir kalnį, ir tavo tėvą prikelti iš numirusių. Orlauskas save pristato kaip profesionalų aktorių, kuris imtųsi bet kokio vaidmens. Pasigrožėkime, kaip šiame trumpame etiude jis vadina dvi priešinkybės - Undinėlę, Bet žmogau, pamylėk mane. ir Marozą. Ne, tai šitą tai galiu, blet. Pamylėk mane 10 kartų. Aš jau, kurva, daugokai. Bet dėl karvės tai husnim pasirašau. Undinė yra klasikinė viliotoja, Odisėjo sirena. Kaip Orlauskas perteikė šį viliojimą? Undinė mykianti ir pusiau švepla, rankas sudėjusi kaip maldoje. Žmogau, pamylėk mane. Pats Marozas į seksą žiūri kaip į nemalonų darbą, kurį reikia atlikti. Bet dėl karvės tai husnim. Orlauskas detaliai apibūdina, kaip vyksta šis kriptozoologinis aktas. Blet, per kur čia tave? Jis sako, palauk, žmogau, užtrauktų, kad čia tik. Jis sako, blet, per šikną? Ne, palauk. Visą suknelę apsuko į priekį, sako, štai čia. Kuo daugiau Orlauskas kalba apie seksą, tuo man panašiau, kad tai yra dalykas, apie kurį jis vieną kartą yra skaitęs 95 metais žurnale Tik vyrams. Ir vienas stumės. Vieną įvarė, pailsėjo. Antrą įvarė, pailsėjo. Palauk, sako, naisiu, truputėlį šaldysiu, nes labai įkaitų. Matot, koks blogas berniukas yra Orlauskas? Sako, bled, nahui, visas taisyklės laužo. Kokia mergaitė nenorėtų sutramdyti šio eržilo? Bet kai kalba pasuka apie seksą, Orlauskas tampa kur kas atsargesnis. Cituoju, pamylėk mane, stumė, įvarė. Nėra bybio, nėra putės, nėra net klinikinės vaginos. Orlauskas anekdotą pasakoja, kaip jį pasakotų vaikas iš vyresnių paauglių prisiklausęs keiksmažodžių. Vaikas žino, kad žodžiai bled, kurva ir nahui yra uždrausti, todėl jų kuo daugiau naudoja, kad atrodytų kuo kietesnis. Bet jis dar per mažas suprasti,
kaip veikia seksas. Todėl jis bijo sekso ir kalba neutraliais, atsargiais sakiniais, kad nieks nesuprastų, kad jis nesupranta. 3, 4, 5, 6 vėl atšaldė, 7 jau ten ką, ten va jau tai yra atšalęs ir va toks jau ten kažką ten su tokiu mazgotuku visai tokiu ten maigė. Taip vaikai įsivaizduoja pisimasi. Nelabai aišku, kas tai yra, bet girdėjai, kad kuo daugiau, tuo geriau. Jo, ir aš esu bibinės merga, ten įvariau 1, 2, 3, 4 ant viršaus, moteriškos giminės moteriai, žiauriai patiko, sakė, gerai išseksinai mane, tu labai vyras. Palauk, toj sutvirtėjęs. Matau, kad jau nesutvirtėjęs. Pavedėjai tu mane broliui. Oi, kaip pavedėjai. Broli? Kodėl Undinė jį vadina broliu? Labai tu mane pavedėjai ir broliui tik pėstų už galvos, nahui į jų bet. Ar šito veikėjo vardas yra vyriausias brolis? Ar šeimos pavardė yra broliai? Ar jis Undinės brolis? Maestro, mums reikia atsakymų, mums reikia suprasti šį nuostabų pasaulį, kurį jūs sukūrėt. Prabunda troboji jaunėlis. Mes dar kartą turime atpasakojimą, kaip veikėjas pabunda ir eina pro savo mirusią šeimą, dėl to neliūdėdamas. Prabunda. Parakas. Tėvas be galvos sėdi. Nu, jop, tvaiva. Dabar čia valyta, krauja, tos smegenys, blė. Eina į priengį. Motina kabo. O motina kokio bybečio supinės pasidarė, blė. Liežuvis tas išlindęs, bet liežuvis nemažas, blė. Išvirt su krienais. Normaliai bus. Bajerio užuomazga. Mama nusižudė. Plėtojimas. Jos liežuvis yra išlindęs. Punchline'as. Sūnus nusprendžia liežuvį suvalgyti. Eina į lauką. Karvė negyva. Blet, kas čia? Maras koks kas čia? Broli, kur tu esi? Ar tu susirgai paukščių gripu, ar kiaulių maru, broli? Na prie upelio broli. Ir iš upelio tik išlenda Undinė žmogau. Pamylėk mane 10 kartų. Bet tai koks liūdnas Undinės gyvenimas. Ji visą laiką praleidžia upelyje, kažkokiam kaime ir vos tik kažkas prieina į išlenda. Tai išpisi mane? 10, tai čia, jeigu čia pradėtum, čia, ar čia verta dėl 10 pradėti? Davai varom 20. Jo, daug seksius, aš ten turėjau su draugė, kiam kartų per valandą, ten visą naktį pumpavau aš. Jeigu pasirašai taip lengvai 20, davai 30. Ką čia, nu davai 30, pagaliau, ble, ir viskas. Nu ir, kad nereikėtų pakartoti. O rytoj vėl ateisi, galėsiu vėl padaryti. Jis sako, nu nežinau, 30, nu. Varyk, davai. Ar sutinki? Jis sako, sutinku. A tikrai atlaikysi 30? Nu atlaikysiu. A tikrai atlaikysi? Tikrai atlaikysiu. Bleta, nepastipsi kaip karvė, a? Kas prasidėjo gegutės perdalu, ėjo per šlapimo higieną, kanibalizmą, incesto vaibus, pasibaigė, kaip ir turėjo baigtis, gyvūnėlių kankinimu. Bet, jei nepastebėjote, Orlauskas smarkiai susipiso. Pažiūrėkite, kaip jaunėlis reaguoja pirmą kartą pamatęs karvės lavoną. Eina į lauką, karvė negyva. Blet, kas čia, maras koks kas čia? Čia kiaulių maras, čia paukščių gripas, blet, ką čia visi nahui išmėrė? Bet jis pats tą karvę nužudė. Vienintelis paaiškinimas yra tai, kad kai jaunėlis baigė prievartauti karvę, ji vis dar buvo gyva ir mirė tik tais naktį, kol jaunėlis miegojo. Tik tada, kai siūlėsi Undiniai, jaunėlis suprato, kad jis savo mirtinų penių nužudė karvę. Ir, saugodamas Undinės sveikatą, ją įspėjo, mažutė, 30 kartų seksiau su šituo eržilu, tau gali būti per daug. Tai vienintelis pozityvus veikėjas visame kūrinyje. Kaip pagal tautosakos tradicijas ir dera jauniausiam broliui. Orlauskas teigia, kad kiekviename anekdote yra dalis tiesos. Kiekvienas anekdotas turi savyje didelę dalį tiesos. Kokia tiesa yra paslėpta šiame anekdote? Ką jis atskleidžia apie mūsų pasaulį? Kad nereiktų per daug prievartauti karvių, kitaip jos numirs? Aš gana tikras, kad dauguma mūsų tai jau žinojo. Kaip niekas nėra sakęs Orlauskui, eikime giliau. Kas yra anekdoto taikinys? Tai prasigėrę ir asocialūs kaimo žmonės. Tai yra žmonės, kurie yra vienu laipteliu žemiau nei Orlausko auditorija. Nes Marozas mėgsta juoktis iš už save silpnesnio. O Orlauskas yra vienu laipteliu aukščiau savo auditorijos. Jis it pranašas savo sekėjams atneša šlapimo evangeliją. Auditorija niekad nesijuokia iš Orlausko, nes jis yra jų žynys.
jie juokiasi tik tais iš anekdoto veikėjo, to už juos žemesnio padaro. Čia yra vienas esminių skirtumų tarp stand-upo ir anekdotų sakymo. Stand-uperis dažnai save pastato į silpnesnio poziciją. Bet aš galvoju, dar toks vaikas, eik tu nahui. Aš ateinu į muziejų, aš dar net nepripratęs, kad man jau ten 2-3, aš ateinu į muziejų, sako, saugusio bilietą, aš toks, nežinau, gal vaikišką pabandom pradžiai. Ir apsimesdamas kvaileliu, jis bando kažką pasakyti apie šitą pasaulį. O anekdotininkas nupyzdina anekdotą, tiesiog pavogė svetimą kūrinį, sušlykština jį pagal savo atsilikimo lygį ir pateikė jį auditorijai kaip galios istoriją. Kiekvienas anekdotas turi savyje didelę dalį tiesos. Ir ėmė šauti, kaip davė iš 2 vamzdžių, bet burbulai tik išėjo ir iš burnaus ir iš šiknaus. Ačiū, kad žiūrėjot. Prašau, prenumeruokit mano kanalą, kad YouTube algoritmas nebegalvotų, jog aš esu duchas. Jūsų prenumerata man bus aišku ženklas, kad tikrai verta daugiau daryti tokių video. Dar svarbiau, aukokit Ukrainai, nebūkit duchai. Jeigu patiko arba nepatiko video, vis tiek perveskit Ukrainai.